Nu tai žiūrėkit, chebrytė, dar tokio aikštelėje neturėjom. Detlefs Globebas kemperis. Kemperis, saviįgis, kaip matot. Ir ganėtinai, žinokit, neblogas. Viską toj supasakosiu. Na, o viską, ką turime aikštelėje, dar yra anoj pusėj. Rasite autobrokeris.com svetainėje. Užeikite, pasidairykite, pasižiūrėkite. Galbūt kažkas tiks ir patiks. Skambinkite arba atvažiuokite į vietą. Ir, kaip sakant, viską apsižiūrėsit, įsibandysit, pasibandysit, pasivažiuosit ir įsigysit. Taip pat pasiekite mūsų socialinius tinklus, važiuojam autobrokeris Facebook, Instagramą bei TikToką, kaip kam kur patogiau, tam, kad kai gauname naujus variantus į aikštelę, jų nepraleistumėt ir spėtumėt pamatyti. Nu, dabar ką, kemperiukas 2010 metų, ant feto, kaip matot, viskas padaryta, 2,3 litro, 96 kW. Toks va kemperiukas, baltai raudonas, taip ir ant dokumentų, ant visko. Kas liečia dokumentus, viskas tvarkinga. Kas liečia kėbulą, nu tai randelių visokių yra. Vis dėlto 20 metai, kemperiui jau 16 metų kaip bebūtų. Kad ir čia va toks kliurkas, pavadinkim. Daugiau kas liečia patį kemperiuką, viskas kas yra viduj, viskas veikia. To užeisim į vidų, kaip sakant, viską surodysiu. Turim registratorių štai, veidrodėlyje, specialiai montuotas, viskas priekyje filmuojama, kaip sakant. Yra multimedija šiokia tokia, kondicionierius šaldo. Kas dar? Saldainių krūvą va turim. Turbūt labiausiai įdomu tai, kaip ten viskas sukomplektuota, ne? Tai einam. Taip, visi užtiesalai, visa kita, viską paliko žmonės. Ten turime spinteles susidėti daiktam, langai užsitraukė, va kaip šitoj pusėj, pagalvėlės, visa kita taip pat paliekama, kopetėlės, kad, kaip sakant, čia būtų patogu užlipti. Toliau čia taip pat yra, kaip sakant, va, paukšt, pasižiūrėjai, susikišai, atsidarei, pasižiūrėjai, spintelės. Taip, turim dujinę, turim kriauklę, čia langai taip pat, užsitraukia, atsidaro. Turim čia štai vonios kambarį, jeigu taip galime pavadinti, tualetas, kriauklė, dušas. Viskas, ką matot, viskas veikia. Tai yra vanduo, dujos, šaldytuvas, viskas veikia. Šaldytuvas veikia tiek nuo dujų, tiek nuo elektros, tiek nuo generatoriaus važiuojant. Ant stogo sumontuotos yra saulės elektrinės, yra inverteris 220, taip kad, kaip sakant, galit krautis daiktus, jokių problemų. Toliau apšvietimas, dar vienas langelis, spintelės, čia, kaip sakant, atsisėst ant staliuko papetaut, čia ir trečias žmogus gali atsisėsti. Realiai kemperiukas, sakykime, skirtas dviem suaugusiam tenais. Čia pasidaro dar vieną tokią galime pasidaryti kaip lovą, nu, sakykime, nežinau, vaikui tai pats gazas, suaugusiam jau būtų, sakykime, per mažai. Termometriukas, laikrodis, kas dar. Aišku, duris, kaip be jų. Nu ir ką, daugiau sakau, viskas veikia, vanduo veikia, specialiai dabar yra niekas neišleista, yra vandens, taip kad jeigu atvažiuosit pasižiūrėti, tai viskas veikia, šilto vandens galit turėti, jokių, kaip sakant, problemų. Stalčius įrankiam, įrankiai viskas palieka, čia vėlgi spintukė susidėti kažką, įvairūs kranai. Čia ventiliatorius taipogi veikia.
Nu, daugiau ką aš galiu pasakyti, bičiuliai. Turite atvažiuoti, kaip sakant, kas tokiais dalykais domitės, kas tokio dalyko ieškot, turite atvažiuoti į vietą, apsižiūrėti patys, kaip sakant, viską, kas jūs būtent domina, nes pasakysiu atvirai, nu, nesu aš kažkoks tai kemperiukų specialistas, aš specializuojuosi į pačius automobilius ir, kaip sakant, kas su jais susiję. Taip, kad atvažiuokit pagal poreikius, pagal viską, apsižiūrėsit, galėsim prasivažiuoti, pasibandysit, važiuoja iš tikrųjų, važiavau su juo, važiuoja viskas kaip ir gerai, traukos pilnai užtenka, 100 drąsiai galima važiuoti, jokių problemų, važiuoti galima aišku ir greičiau, bet, nu nežinau, ar kažkas greičiau su kemperiu važinėja negu ten 100 km/h greičiu. Taip, kad atvažiuokit į vietą, adresu Vyšnių gatvė 2 Lukšiai, Šiaulių rajonas, apsižiūrėsit, pasibandysit, viską pasitikrinsit, kaip sakant, kas jūs domina. Nu ir viso. Tiks ir patiks įsigysite. Šito automobilio kaina būtų 25 300 eurų. Jeigu sakysite daug, tai atsidarykite pasižiūrėti rinką ir pamatysite, kad tokių metų tiek jie ir kainuoja. Vienokie ar kitokie, nesakau, kad būtent šitas modelis yra ir kitokių modelių, bet maždaug tokių metų savieigis kemperis tiek ir kainuoja. Šito automobilio kemperio rida yra 195 000 km, taip kad, manau, rida tikrai normali, o daugiau, kaip ir sakiau prieš tai, jau čia daugiau kiekvieno reikalas. Važiuokit, apsižiūrėkit, lauksime jūsų ir iki sekančio susitikimo.